Sveiki gerbimieji. Vis dažniau populiarėja, daugiau, kaip sakoma, populiarėja iš šilumos siurblių oras vanduo monoblokai. Monoblokai, aš jau šnekėjau apie tai, toks tipas, kada ir vidinis ir išorinis blokas yra viename, jis yra pastatomas, sumontuojamas lauke. Tai dabar kalba bus ne apie monoblokus, kalba bus apie tai, kad kada žmonės dažnai montuoja monoblokus, jiems reikalinga yra vandens patalpa, kad pagaminti karštą vandenį prausimui, kitiems būtinėms reikmėms. Tai, pavyzdžiui, prie kiekvieno monobloko tada reikia statyti boilerį ir dar dažnai dar reikia akumuliacinės talpos. Dabar aš noriu apie ką šnekėti. Šiuo metu daug irgi užklausų turim ir dėl šilumos siurblių, ir dėl boilerių žmonės klausia, ir dažniausias klausimas, kokį boilerį pasirinkti. Rinkoje yra, aišku, nemažai irgi gamintojų yra skirtingų, ir kiekvienas gamintojas ne tik, kaip sakoma, jis vertingas kaip brandas, bet ir to boilerio charakteristikos, į ką reikia atkreipti dėmesį. Geriausia aš jums siūlyčiau, jeigu jūs nenorit pataupyti pinigų, sakysim, jeigu jūs statot namą savo, renginėjate irgi šilumos siurblį būtent savo, kad ilgai naudoti ir, kaip sakoma, be problemų, tai aš siūlyčiau jums žiūrėti į boilerį, kuris bus pagaminta iš nerūdijančių plieno. Šiuo metu, pavyzdžiui, mes irgi perkam, vežam iš Europos, iš vieno Europos gamintojo boilerius ir akumuliacinės talpos, kurie yra labai aukštos kokybės ir yra pagaminti iš nerūdijančio plieno. Nerūdijančio plieno, jeigu yra geros kokybės, gerai surinktas boileris, čia aš nežinau, gal 30 metų jums tikrai tarnaus, be jokių problemų. Tuo metu, kada įmaliotas, sakysim, boileris jau po 10 metų gali reikalauti, kad jį pakeisti. Galbūt ir ne anksčiau, žiūrint, koks vandos, kaip sakoma, kokia kokybė vandens pas jūs. Tai kartais būna, jeigu vanduo turi kažkokį agresyvesnį priemaišų, tai ir dažniau reikia keisti tą boilerį. Tai vėl reikia ir išmontuoti jį, vėl naują sumontuoti, vėl atvežti. Čia viskas irgi laikas ir pinigai. Tai kad jeigu, sakysim, jūs norite sutaupyti pinigų, arba statot namą pardavimui, tai galit rinktis ir emaliotą, pigesnį variantą, bet jeigu, sakysim, statot savo, tai aš siūlyčiau tikrai nei pataupyti, nei pagalėti pinigų, sumokėti porą šimtų eurų brangiau, bet už tai pamiršti ir apie šitą problemą kažkokią ateičiai. Ir dabar aš turiu vieną irgi pasiūlymą, dabar apačioje po video bus kur komentarai, aš įdėsiu nuorodą į šitą produktą, būtent, kurį jau nesenai tik prieš savaitę pas mus pasirodė, nerūdijančių plieno boileriai, jie bus ir 200 litrų, ir 300 litrų, ir pagal užsakymą gali būti ir didesnis talpos. Ir bus dar kombinuotas yra 200 litrų, ta prasme, viena vandens talpa, 200 litrų boileris yra, ir 100 litrų akumuliacinė talpa, tai reiškia 300 litrų bendras turinys, bet vienam, kaip sakoma, vienoj bačkoj. Tai, kaip sakoma, mažiau reikia jums vietos, nereikia tam statyti keletą tos talpų, o viena talpa, kuri bus kaip ir boileris veiks, paruošti vandenį karštą ir veiks kaip akumuliacinė talpa. Dabar ne tai tik šito boilerio vienintelis pliusas, kad jis yra pagamintas iš nerūdijančių plieno. Kitas labai didelis pliusas yra tame, kad labai didelis plotis gyvatuko. Sakysim, 200 litrų boilerį yra 3,1 kvadratas ploto gyvatuko. Ir gyvatukas irgi padarytas iš nerūdijančių plieno. Tai, žodžiu, dėl ko didesnis plotas gyvatuko labai yra svarbus ir labai aktualus, kadangi kuo didesnis gyvatuko plotis, tuo lengviau šilumos siurblį prišildyti jums paruošti karštą vandenį. Greičiau ir ekonomiškiau. Ta prasme, greičiau jis gali atiduoti šilumą į vandenį, greičiau prišildyti vandens, mažiau dirbti ir sutaupyti elektroenergiją. Bet čia ne tik viskas, ne viskas. Sakysim, kada buvo didesni šalčiai, pas mus šitą žiemą buvo šalta,
Tai buvo tokių atvejų, kada, sakysim, jeigu žmonės labai, kaip sakoma, nenori pirkti truputį su atsarga šilumos siurblį galingumą, o perka kaip tik, kaip sakoma, įtilpti šitos parametrus. Tai būdavo, kada labai didelis šaltis, nustatymuose buvo pastatyta ant šilumos siurblio, kad prioritetas yra, pašilti namą. O po to, kada jau užtenka galios, jeigu tada ruošia karštą vandenį boileris. Ir buvo dažnai tokių problemų, kada, sakysim, jau boileris negalėjo efektyviai, normaliai prišilti, paruošti karštą vandenį. Tai jeigu bus toks gyvatukas plotis 3,1 kvadratinį metrą, tai šilumos siurbliui net kokia bus ekstremali situacija, sunkiai bus, bet jis vis tiek jau daugiau jam bus galimybė prišilti to vandenį. Ir dar ne viskas, kaip sakoma. Dar vienas didelis pliusas tame, kad šitame boileryje yra jau įdėtas sumontuotas elektrinis pašildytuvas ir 3 kW galios. Čia reiškia, jeigu net kažkas ten atsitiks, sakysim, su šilumos siurbliu, arba ten jis bus labai šalta, nelabai galės prišilti, jūs galite pajungti tiesiogiai prie elektros šitą boilerį ir 3 kW jums labai greitai prišildys 200 litrų vandens paruošti. Nereikės ten laukti, kaip sakoma, 6-8 valandų, kur ten prikaistas vanduo. Jo, ir iki 90 laipsnių šitas, kaip sakoma, boileris gali išlaikyti tokios vandens temperatūros. Tai kad tikrai, iš tikrųjų, labai geras fanas boileris, labai aukštos kokybės, kuris turi labai daug pliusų. Tokių pliusų, kurie neturi jo. Į tas, kaip sakoma, pašiltuvas elektrinis su termostatu, jis yra jau įtrauktas į kainą, jis yra komplektuojamas kartu, nes daug gamintojų, sakysim, nekomplektuoja, ta prasme, elektrinį pašildytuvą reikia pirkti atskirai. Reikia pirkti skrėjai, žiūrėti, koks ten sreigis, ten taikytis dar kažką. Čia viskas sumontuota, viską kokybiškai, viską aukštos kokybės ir tikrai ne už kosminę kainą. Jums tik reikia porą 100 eurų damokėti, neperkant, kaip sakoma, žymiai prastesnį boilerį, bet iš tikrųjų nupirkti labai gerą daiktą, kuris tarnaus labai labai ilgai. Jūs, kaip sakoma, pastatot ir pamiršot. Ir tik naudojatės, kaip sakoma, gaunat malonumų nuo to viso komforto. Tai, kad tikrai vertas dėmesio boileris, kuris mes prikiaujam, ir kam įdomu, arba, sakysim, gal ne jums, gal kaimynai stato, arba draugai, arba brolis su sese, tai tikrai parekomenduokit, tikrai jie bus labai patenkinti ir mes labai iš tikrųjų irgi džiaugiamės tom, kad galim pasiūlyti jums tikrai gerus produktus už tikrai labai gerą patrauklį kainą ir labai aukštos kokybės.